Metalo apdirbimo ekspertai tikriausiai jau žino, apie ką kalbama, bet visiems kitiems norėčiau pristatyti. Noga prekės ženklo – briaunų nuėmimo įrankius. Jos gamina to paties pavadinimo Izraelio įmonė, kurios produktai savo srityje priklauso pasaulio elitui. Tai nėra jokie sudėtingi aukštųjų technologijų įrenginiai. Iš esmės, tai yra labai primityvūs įrankiai, tačiau jie yra tobulai sukurti, tiek atvykimo, tiek funkcionalumo. Kaip patvirtintų specialistai, jie yra nepakeičiamas priedas, paradoksaliai, būtent tiems brangiems apdirbimo įrenginiams. Jų užduotis yra pašalinti apdirbimo metu susidariusias atplaišas ir nuimti briaunas. Ne visada yra įmanoma arba technologiškai ar ekonomiškai naudinga šią operaciją atlikti mašininiu būdu. Ir tada į pagalbą ateina rankiniai atplaišų šalinimo įrankiai, nesvarbu ar tai būtų gremžtukai, vadinami šabrais, sukamieji peiliai ar grąžtai. Noga gamina daugybę atplaišų šalinimo įrankių, kurie skiriasi dizainu, forma, dydžiu ar naudojama medžiaga. Vienas iš jų bendrų vardiklių yra didelis ašmenų kietumas. Išskirtiniais atvejais, kai kuriuose įrankiuose naudojami keraminiai ar karbidiniai ašmenys. Visa tai lemia, kad atskiri įrankiai yra skirti konkrečioms operacijoms ir tam tikrų medžiagų apdirbimui. Pavyzdžiui, toks skardos gremžtukas yra iš esmės vieno tikslo įrankis, puikiai sukurtas, pavojingų atplaišų pašalinimui nuo skardų. Apvalūs ašmenys, kai atšimpa, gali būti pasukti arba apversti. Metalinė apsauga saugo ranką nuo sužeidimų. Simetriškai išdėstyti peiliai skirti abipusiam plonesnių skardų kraštų nuėmimui. Centrinėje vietoje esantį peilį galima naudoti storesnės skardos ar bloko krašto nuėmimui. Priešingai, įrankiai su trikampiais ašmenimis, vadinami šabrais arba briaunų nuėmimo įrankiai su būdingai išlenkta besisukančia geležte yra universalūs. Jais galima nuimti briaunas ir nušlifuoti tiek tiesias, tiek išlenktas briaunas išoriniuose paviršiuose, taip pat apvalęs ar netaisyklingas briaunas ertmėse. Tuo pačiu metu jie gali apdirbti įvairiausius medžiagų tipus. Mažesniems apvaliems angoms yra skirti įgilinimo įrankiai. Jie gali būti tiesūs, skirti didesniai jėgai, arba su lenktu priedu, primenančiu grąžtą, skirtų greitam ir tiksliam įgilinimui. Lenktas priedas taip pat naudojamas įrankiui, išorinių apvalių strypų ir vamzdžių kraštų nuėmimui. Kraštų nuėmimą angose, iš kitos pusės, pavyzdžiui, ertmėse, puikiai atlieka vadinamieji atvirkštiniai įgilinimo įrankiai. Ašmenys sulenkiami, įkišami į angą kitoje pusėje, išsiskleidžia ir lengvai nuima kraštą. Dauguma rankinių Noga briaunų nuėmimo įrankių priklauso tam tikrai serijai pagal tvirtinimo kotelio skersmenį, kuri apima įvairius peilius vienai rankenai. Jiems priklauso atitinkamos pagrindinės rankenos, kurios turi vietą atsarginiams peiliams. Laikyti. Universalus yra Noga Grip 3000 rankena, į kurią galima įstatyti teleskopinius priedus. Ant jų gali būti įrankis arba antgaliai skirti S ar N serijos įrankiams tvirtinti. Tvirtesniems dvipusiams šabriams yra prieinama viso metalo rankena su griebtuvu. Įdomios yra ir rankenos, kurios yra rašiklio formos, kurias galite visada turėti su savimi, netrukdant. Panašiai visada galite turėti po ranką daugiafunkcinį Noga įrankį, kuris primena Leatherman multitolnus. Jame yra 4 dažniausiai naudojami įrankiai – maža ir didelė nuėmimo ašmenys, trikampis grandiklis ir įgilinimo įrankis. Visi įrankiai yra keičiami. Šis daugiafunkcinis nuėmimo įrankis yra puikus pasirinkimas ir namų dirbtuvėms. Rankinius Noga nuėmimo įrankius galite įsigyti keliais būdais. Pirma, kaip pilną įrankį su tvirta rankena. Ant laikiklio pritvirtintus ašmenis galima pakeisti. Antra, kaip atskiras dalis, tai yra atskirai rankena ir atskirai įrankį arba priedą. Trečia, kaip rinkinį, į kurį įeina rankena ir įrankis galbūt, su tais pačiais atsarginiais įrankiais. Ketvirta, kaip rinkinį, kuris apima vieną rankeną keliems skirtingiems suderinamiems įrankiams. Ir galiausiai penkta, kaip rinkinį, kuris kiekvienam įrankiui turi atitinkamą rankeną. Tai yra naudinga ten, kur nenorite arba negalite gaišti laiko, keičiant skirtingus įrankius vienoje rankenoje. Tarp briaunų šalinimo įrankių taip pat galime priskirti įrankius santechnikams skirtus pašalinti atplaišas ir nuimti briaunas nuo vamzdžių. Be grynai rankinių įrankių, tokių kaip sukamieji peiliai ir plėstuvai plastikiniams ir metaliniams vamzdžiams, yra ir mechaninių įrankių, kurie tvirtinami prie grąžto. Tariamas voras greitai susitvarko su išorinėmis briaunomis ant plastikinių vamzdžių ir sukuria nuolydį, kad būtų lengviau sujungti vamzdžius.
Tačiau Noga taip pat gamina kabliukus drožlėms arba skiedroms pašalinti. Jie taip pat turi ergonomiškai suformuotas rankenas su 2 komponentų paviršiumi, kad būtų malonu liesti ir užtikrintas tvirtas sukibimas. Kitas sritis, kuria užsiima Noga įmonė, yra magnetinės bazės su perjungiamais magnetais. Jos gali būti derinamos su įvairių matuoklių laikikliais, dažniausiai su indikatoriais. Aukščiausias lygis yra bazė su tiksliu reguliavimu magnetu, kurio jėga yra 800 Newtonų ir centriniu rankų užraktu. Pati Noga taip pat siūlo laikiklius, skirtus fotografijos ir kino pramoniai, kamerų, šviesų, mikrofonų ir kitos įrangos tvirtinimui. Tačiau magnetinės bazės gali būti naudojamos ir su aušinimo sistemomis, kas yra dar vienas sritis, kuria užsiima Noga. Siūlo arba sprendimus slėginiam aušinimo skysčiui, arba sistemą, kuri veikia tuo pačiu principu kaip purkštuvas. Taigi, jums nereikia slėginio vandens, pakanka suslėgto oro, kurio galite įsiurbti aušinimo medžiagą iš bet kokio indo. Rezultatas nėra skysčio srautas, o aušinimo rūkas. Dėl magnetinio stovo ir lanksčios kaklo su purkštuvu galite įrankį aušinti tikslingai ir taupiai. Nuorodas į visas 3 Noga prekės ženklo sritis rasite po vaizdo įrašu. Jei jums patiko, prašome paspausti like, o jei nenorite praleisti kito Unimas dirbtuvės vaizdo įrašo, taip pat spustelėkite prenumeruoti arba dar ir varpelį, kad gautumėte pranešimą iškart, kai įkelsime naują vaizdo įrašą. Mano vardas Tomš Kasensk. Ačiū už peržiūrą ir susitiksime kitame Unimas dirbtuvės vaizdo įraše.